Dvigubas su mėsa buvo pas tave ar ne? Pas mane su vištiena buvo kažkokia. Ne, nu, mėsa su sūriu. Žodžiu, buvo skanu, ačiū tau už pietus. Sveiki! Norėčiau pristatyti jums mūsų naują nuotykį. Mes kartu su Tralistu, kuris čia kažkur vaikšto, nusprendėme, kad penktadienį, 5 ryto, mes startuojam ir bandom per 16 valandų įveikti Vilniaus Šventąją. Tam gaunasi per aplinkui maždaug 600 km, nes mes stengsimės važiuoti off-roadu. Aišku, maršrutas jau yra patikrintas, jis patikrintas prieš porą metų, tai mes jį pakartosim, bet dadėjom atkarpyti nuo Vilniaus, kurios nebuvo. Tai ruošiam keturračius ir važiuojam. Važiuosim 2 keturračiais, 2 Aoda 650. Mes tiesiog norim išmėginti ir keturračius, ar jie sugebės įveikti tokį atstumą nesustodami ir patys savi. Nu, aišku, sustosim pavalgyti degalinę, bet stengsimės važiuoti, įveikti visas kliūtis ir pažiūrėsim, kas gaus. Race adminas parūpins mums laivą ir jūs galėsite sekti, kaip mums sekasi ir ar mes tikrai spėjame įveikti visą maršrutą per 16 valandų. Tai nuorodą paliksiu, kai jau startuosim iš karto penktadienį ryte ir galėsite žiūrėti, kaip mes važiuojam. O dabar tik pasiruošimas ir neužilgo sekantis video.